Geras vakaras. Ar matot, kaip mane apšviečia? Taip, dabar yra vakaras, dabar leidžiasi saulė ir šviečia tiesiai į mane ir jau toj nebešvies, nes už miško nusileis. Ir kągi Saulius šičia veikia visą dieną ir kameros buvo nepaėmęs. Ogi kankinosi, bandė nuplauti traktorių, o prieš tai reikėjo pajungti vandenį. Pajungiau vandenį, šlangos buvo pilnos žolių priaugusios ir užkišo mano aukšto slėgio plovimo kercherį. Ir užkišo, aš atkišau ir vėl užkišau, ir vėl atkišau, ir vėl užkišau, ir vėl atkišau. Ir taip kelias valandas, kol pagaliau išgręžiau didesnę skylutę ir tada nusiploviau traktorių. Norit pamatyti? Štai gražuolis nuplautas. Aš kai norėjau nusipirkti tą plovimo mechanizmą, galvoju, reikia man galingą tokį, kad galėčiau samanas nuo stogo plauti. Bet žinot ką? Tas galingas, kaip plauna, va, dažus nuo metų senumo aparato nuplovė. Vat. Ir čia vadinasi, kokią silpną Saulius nusipirko. Va tokia silpna. Tai kas būtų su galingu? Belekas. Čia niekur dažų nebūtų ant to traktoriaus. Nuo traktoriaus irgi šiaip dažai nusiminėja. Tuoj parodysiu. Va. Matot? O čia va dažai irgi nusiėmė. Čia buvo tepalota, galvoju tepalus nuims. Su dažais kartu. Taigi, nuploviau traktorių. Kitas dalykas, ką darau dabar, tai va. Sauliau, užkišk tą skylę, kodėl švaistai vandenį? Paskandinsi sodybą ir šulinis bus tušęs. O kodėl nuleidinėju tą vandenį? Todėl, kad aš ir noriu, kad šulinys būtų tušęs. Šulinys šiandieną buvo va iki šito vamzdžio. Tas vamzdis buvo nuskendęs. O dabar yra jau kokią 2 kubais mažiau. Su 1 kubu traktorių nuploviau ir kitą kubą dabar išleidau. Ir aš noriu išleisti kokius 8 metrus į gylį. Nu, tiek kiek iki siurblio. O kodėl iki siurblio? Todėl, kad tie, kurie šulinį valė prieš gal porą metų pas mane, jie sakė, kad reikia įpilti druskos bent kartą į metus. Nuleisti šulinį, įpilti druskos, kad visos žolės, kurias tame šulinyje nori gyventi, kad juos išmirtų. Ir aš taip nedariau, o praeitais metais kas buvo? Pilno šlango žolių buvo. Va šita bačka, kur mes maudydavomės, jinai buvo taip apaugusi, kad mes maudydavomės po žolių vandeniu. Taigi, mes turime druskos. Čia galbūt biškį ir per daug, čia yra apie 2,5 kilogramų, bet pačią smulkiausią supilsiu. Porą kilogramų, sakė, reikia supilti. Ir tada palaukti, kol šulinys vėl prisipildys. Ir kuomet jisai prisipildys, tada tą sūrų vandenį išleisti vėl. Ir kada jį išleisi, tada prisipildys nebe sūraus vandens. Bet jau nebegalės žolės augti, nes bus viskas numyrę nuo druskos ėdimo. Druska bus suėdusi viską. Tai va, tokia operacija šiandieną. Pasijungti vandenį, nusiplauti traktorių, pripilti druskos nuleidus viską. Taip pat šiandieną buvo ratukai iki galo užbaigti. Va, nusipirkau tokį
Baržta, matot, mėlyna viduj. Veržlė su plasmasiniais viduriais, kad neatsisuktų. O kitą galą varžto vis dėlto privirinau. Tam, kad iš abiejų pusių neatsisukinėtų. Taigi, vieną prilaikai, kitą užsuki ir laikosi. Ir neatsisukinėja. Tai vat visus 4 padariau šiandieną. Dar vienas dalykas yra štai grąžtas, kuris yra, jeigu neklystu, 18 storio. Ir šitas irgi buvo 18 storio. Bet kurgi 18 storio įkiši, nes į normalų suktuką eina 13. Taigi Saulis pasiėmė tekinimo staklės, įsidėjo ir nutekino iki 13 arba iki 12,5 maždaug šitą galiuką. Ir dabar galima į suktuką įsidėti ir gręžti. Tai va, privalumai tekinimo staklių. Galima tiek daug daryti dabar, kai turi tekinimo staklės, moki virinti, turi turbinkę. Nu ir jeigu dar turėčiau frezą, tai būčiau visagalis. Bet nežinau, nelabai man jos reikia dabar kol kas. Gal kada nors ir turėsiu ateityje. Sekantis darbas tai yra paimti vasarinius kaliošus ir pakeisti su žieminiais. Nes viskas, žiemos nebebus. Šią savaitę pranešė daug laipsnių, dabar yra 7, o gale savaitės bus 20. 20. Yes. Vasara atėjo. Nu, ratai pakeisti, o laukai jau tamsu. Todėl mes einame prie to, kas gali būti šviesoje. Ir šiandienos projektas yra štai. Štai yra metalo gabaliukas. Ir iš jo reikia padaryti raktą. O tokį va. Tokį raktą. Jis skirtas podvalui atrakinti. Ir manau, kad visai įmanoma. Ar įmanoma? Manau, įmanoma. Nu ir kaip gavosi, panašu. A? Aš taip pasakyčiau, kad vienodai. Čia yra senasis, o čia yra naujasis. Skylutės visur ten pat, kur buvo. Čia užvirinau galą. Čia buvo neužvirintas, čia buvo užlenktas. Tai toks ir tie skirtumas. Nu super, džiaugiuosi. Galėčiau kopijuotojų dirbti. Nu ką, man atrodo šiandien užteks. Norit sužinoti kiek valandų? O vat kiek valandų. Laiks namo. Senai buvo laiks namo. Bet kodėl aš užsibuvau tiek ilgai, todėl kad laukiau, kol iš šulinio vanduo išbėgs. Jis išbėgo prieš kokią valandą. Pripyliau druskos tenai. O vat kur ištraukiau tą siurblį su šlanga. Kiek apaugęs ten kažkokiom ten tešlom, žuoliniam tešlom. Fui, kaip galim tokį vandenį gerti. Todėl druskai reikia pilti, kad to žolės neaugtų. Gerai, šiandien užteks, daug darbų padariau. Realiai viską, ką planavau. Ok, iki susitikimo turbūt jau žymiai karštesnė diena negu šiandien. Ate.